Ką noriu dar parodyti, X3, tai yra su M paketu, 2022 metai, 43 000 mylių, juoda spalva, parsiduoda draudimo, sausio 19 bus aukcionas, loto numeris. Tai pasižiūrim, jisai gavęs iš šoną yra, aš apėjusiu pirmą parodysiu nuo pradžių, jisai kūrėsi ir važiuoja, juodas salonas, graži medžio apdaila. Geras sėdynės, šildomas, šaldomas, o yra iššokusios abiejų pusių lubų pagalvės. Kaip matot, tamsios lubos, didelė panorama, bet panelės, vairo, kelienų pagalvės yra sveikos. M slenkščiai, M vairiukas, viskas kaip jūs mėgtas, kaip ryte. Pabandom užkurti, kūrėsi irgi gerai. Čia viskas atrodo tvarkingai labai. Na, mašina tai nėra prie ko prisikabinti iš tikrųjų, klaidų jokių nemeta. Gerai, čia viskas aišku su tom. Salonas idealus. Einam į galą pažiūrėti. Galas, kai jis turi klimą. Odos būklė gera. Pabraižymų netgi irgi tokių kosmetinių net nematau. Ant tam paketo gražiai žiūrisi iš tikrųjų. Čia viskas irgi yra vietoj. Einam žiūrėti mušimą. Mušimas yra irgi labai protingas, pasižiūrėkit sparnas, durys. O kitos durys, antros durys tai sveikos netgi yra. Vienrodėlis irgi vienrodėlis sveikas, taip pat sparnas, slenkstis visas gyvas. Šidinės pusės pažiūrim, jo. Viskas yra gerai su jom. Pažeista nėra. Čia durys irgi gyvos. Čia irgi nepaėjusios, tarpai sueina, viskas gerai. Čia iki tų durų net nedaėjo. Tai jo, neblogas modelis, žinokit, irgi kokios ieškot. Pasižiūrėkit. Viskas gerai su to. Čia kablį užkabinti. Reikia kišti, tai jis iškrito paprasčiausiai.